Justas.lt. Požiūrį į gyvenimą keičiantys pokalbiai. Sveiki visi Podcastas.lt klausytojai, su jumis Justas ir mano pašnekovas šiandieną nuostabusis Tomas iš Tailando. Sveikas, Tomai. Ačiū, nepakartojamasis Justai, sveikas. Malonu vėl su tavim susikalbėti, o klausytojams susigirdėti. Ir šiandieną mes su Tomu kalbėsime apie savarankišką mokymąsi. Taip, Tomai? Taip, tai iš tikrųjų viena iš netgi labiausiai mane jaudinančių temų paskutiniu metu ir galėsime tikrai turėti ne vieną būtent argumentą, nes, kaip žinau, jūs taip pat daug mokaisi savarankiškai ir tikiuosi, kad būtent klausytojai kažkokios tai vertės ar įkvėpimo gaus iš šio epizodo. Jo, kaip ir sakei, tave jaudinanti tema, tai aš žinau, kad tave jaudina realiai moteris ir va šita tema, tai labai smagu, kad mes ją ir pagliaudysime. Tai vis dėlto ne moteris, bet vis dar, žinai, jaudina, žinai, kaip ten yra su naujais metais, kad dažniau. Jo, viską aš supratau, tai va, tai Tomai, kas tavo manimu yra tas savarankiškas mokymasis? Dabar aš tiesiog pasakysiu kažką, ką aš įsivaizduoju, nes realiai aš neskaičiau būtent apibrėžimo, net nežinau, ar toks yra, bet savarankiškas mokymasis, manau, kad tai yra tikrai tas tikrasis mokymasis, kai tu pats domiesi kažkokia tema arba tu domiesi kažkokiu rezultatu, kurį nori pasiekti ir tu būtent pasidarai savo būtent tą research, atlieki būtent kažkokią analizę, tyrimą ir bandai išskaidyti visą tą kažkokį dalyką, kurį nori išmokti, tarkime, bloginimas. Tu nori išmokti bloginti ir tu nieko nežinai, tik tai žinai būtent šitą apibrėžimą, kas yra bloginimas ir tu pradedi būtent visą analizę, tu pradedi skaityti, kas yra bloginimas, tu paskaitai, kaip žmonės pradėjo bloginti, kokie yra būtent žingsniai pradedant bloginant, kaip rašyti, kaip reklamuoti save, kaip rasti partnerius, kaip iš to uždirbti ir taip toliau. Ir manau, savarankiškas mokymas yra tikrai pagrįstas vien tik tais būtent natūraliu žmogaus tuo vadinamuoju curiosity, tai čia būtų domėjimasi, nesidomėjimo, kažkas tokio, kad tu tiesiog domiesi ir tau nėra paaiškinimo, tu neturi paaiškinimo, kodėl tau patinka domėtis apie krepšinį, tu tiesiog kiekvieną dieną skaitai apie krepšinį, tu žaidi krepšinį, tu gyveni krepšiniu. Ir tu mokaisi būtent savarankiškai, nes kažkokio tai programos mokytis apie krepšinį kažkokios tai nėra, nebent tai būtų, žinai, krepšinio mokykla. Ir gal tiesiog per daug išsiplėčiau, tai apibendrinant visą mano mintį apie savarankišką mokymąsi, tai yra visiškai nepagrįsta jokiais kitais būtent išoriniais motivatoriais, vien tik tais dėl to mokaisi, kad tau yra tikrai tai labai įdomu ir mokaisi būtent savarankiškai. Kas reiškia, kad nėra jokių mokytojų, nėra kažkokių tai mentorių ir nėra kažkokių tai programų būtent tam dalykui išmokti, kurį nori tu pasigerinti. Jo, Tomai, visiškai sutinku su tavimi tą, ką pasakei, tai aš gal tiesiog pridėsiu apie tai, kas yra savarankiškas mokymasis, tai kad tu mokydamasis savarankiškai, tu gali pasiekti geresnių tikslų, jų pasiekti greičiau, nes vis tiek, jeigu tu mokaisi savarankiškai, tai reiškia, kad tu savo laisvą laiką leidi mokydamasis, reiškia, kad tu nori, o kai tu nori, tu gali pasiekti daug tikrai geresnių rezultatų, galima sakyti taip. O kitas dalykas yra, kad savarankiškai mokydamasis tu gali pats pasirinkti kokią medžiagą, žinai, tu nori pasirinkti, ar tai būtų, nežinau, internete ir visa kita. Tai visas tas savarankiškas mokymasis yra geras vien dėl to, kad tu gali tai pradėti, tai įmesti, tai ieškoti kažkokių naujų būdų ir tai tikrai galima sakyti taip, gali sutaupyti tau laiko ir pinigų. Taip. Ir norėčiau pridėti vieną dalyką, Justai, nes bent jau aš asmeniškai tai labai greitai priprantu prie būtent visų galimybių ir būtent prie to, kad visiškai natūralu dabar per sekundę susirasti kažkokį atsakymą būtent Google. Ir tiesiog pagalvok, kad prieš 20 metų mūsų tėvai neturėjo tokių galimybių ir
aišku, dėl istorinių kažkokių tai priežasčių, bet daugiausiai būtent dėl technologinių priežasčių, dėl interneto ir būtent žinių kiekio, kurį mes turime šiandien ir mes galime mes tapti, galime sakyti, bet kuo tik tai įsivaizduojame, nes knygų yra apie viską, turime tinklaraščius, turime YouTube kanalus, turime kažkokius tai specialias programas ir žmonės, kurie kažką tai veikia pasaulyje, jie tikrai viską rašo ir publikuoja internete ir aš nežinau, tikriausiai nebuvo geresnio laiko pasaulyje kažką tai kurti ir savarankiškai išmokti. Tai aš nežinau, jūs tai ar tu apie tai dažnai pagalvoji, bet mūsų podcastas tai yra irgi kaip ir interaktyvus mokymasis kalbėjimo, interaktyvus mokymasis kūrimo ir būtent susibendravimo su žmonėmis ir bandant kažkokią tai naują rolę mūsų gyvenime. Tai kas be ko, atvyksta pas mus žmonės pakalbėti į podcastą, tai automatiškai gaunasi, kad jie dalyjasi savo patirtimi, o tu išgirdamas patirtį, patarimus, tu irgi automatiškai mokaisi. Tai čia podcastas ir yra vienas iš pagrindinių dalykų, tai yra edukuoti ir dalintis patirtimi, galima sakyti taip. Taip, Justai, tai aš norėčiau paklausti tavęs antro klausimo. Tu klausai pirmą, kas yra savarankiškas mokymasis ir aš norėčiau paklausti, tai kaip reikia savarankiškai mokytis ir tu paminėjai būtent podcastą, tai tu mokaisi žmonių, su kuriais tu kalbėsi būtent per epizodus, bet kas dar tau padeda savarankiškai mokytis? Tai padeda dauguma dalykų aplink, galima sakyti, tas pats gyvenimas gali padėti tau mokytis, nes vis kitokios situacijos tave išmoko ir tu sužinai daug ką naujo, bet jeigu kalbant taip konkrečiai, tai tos pačios knygos padeda mokytis, tas pats internetas padeda mokytis, ta pati social media, tai čia social media, tai kaip čia dabar reikėtų teisingai lietuviškai išversti, tai būtų socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai taip pat padeda mokytis, tiesiog reikia atsirinkti savo naudingą dalyką ir prisėsti ir mokytis. Jeigu, nežinau, Tomai, ar gerai atsakiau tavo klausimą, bet pabandžiau. Man labai įdomu būtų išgirsti, tarkim, to top 5 dienos mokymosi šaltinius, nes dabar mačiau nesenai pradėjai būtent 100 dienų iššūkį Instagrame ir vieną dieną pasidalinai būtent Casey Neistat, kad jis vienas iš tavo būtent įkvėpėjų ir būtent to netradicinio gyvenimo stiliaus atstovų, tai aš manau iš jo tu tikrai labai daug semiesi idėjų ir būtent energijos, tai gal galėtum savo top 5 būtent mokymosi šaltinius, kuriuos tu naudoji kiekvieną dieną. Nežinau, ar Instagramas bus vienas iš jų. Ne, Instagramas nebus vienas iš jų, bet ta veikla, kurią aš Instagrame darau, tai 100 laimingų dienų, tai galima sakyti ir kaip vienas iš mokymosi šaltinių, bet aš dar truputį paklausiu, Tomai, tu nori išgirsti platformas, ar tu nori išgirsti tokius konkrečius dalykus, ten tokia knyga, toks puslapis ir taip toliau? Jo, aš labiau norėčiau, galėtum paminėti, žinai, būtent pačią didžiąją platformą, tarkim YouTube, ir koks būtų būtent kanalas, ar kažkokie 2 būtent tavo patys mėgstamiausi kanalai. Jo, tai tada galima sakyti taip, kad vienas iš tų kanalų būtų YouTube'as lietuviškai ir aš vis kiekvieną dieną žiūriu Casey Neistat daily vlogus ir jis kalba apie daug dalykų, apie technologijas, apie gyvenimą, apie biznį, apie iššūkius, apie šeimą ir visą kitą. Ir aš esu ganėtinai toks, galima reikšti, bailus žmogus, nes aš labai bijau pradėti žiūrėti serialus ar dar kažką, kad tie dalykai gali daug mano laiko suvalgyti nenaudingams dalykams. Aišku, čia priklauso nuo žmogus, jis gali žiūrėti ten visus tuos serialus, jam tai patinka, bet aš ganėtinai to baidausi, tai per dieną pažiūrėti vieną Casey Neistat vlogą, kuris trunka 10 minučių, tai nemanau, kad čia yra didelis praradimas. Kitas dalykas, kaip ir sakai, Tomai, dabar aš bandau į savo Instagramo akauntą kelti kiekvieną dieną nuotraukas ir padaręs, galima sakyti, 20 dienų aš supratau, kad aš tą 100 happy days suprantu truputį kitaip, tai kartais aš misinu kokią dieną, bet ta diena man yra happy vien dėl to, kad aš žinau, kad aš kiekvieną dieną turiu padaryti happy day,
bet tai nebūtinai turi būti pasidalinta su žmonėmis. Nes vis tiek svarbiausia yra ne aktyviai gyventi socialiniuose tinkluose, o aktyviai ir laimingam būti kasdieniam gyvenime. Visiškai sutinku ir jeigu tu pamiršai būtent kelti į Instagramą, kad wow, kaip fainai šiandien praleidau dieną baseinė, nes tiesiog visą dieną praleidau baseinė, tiek plaukiau, tiek pirtyse sėdėjau ir turėjau, tarkim, diskusiją su draugais, kad visiškai pamiršau atsidaryti telefoną ir pasidalinti tuo, tai tikrai nemanau, kad tai yra kažkokia tai didelė problema ir visiškai sutinku ir man pačiam vis dar aš galima išsireikšti kenčiu nuo socialinių tinklų addiction, tai čia priklausomybės ir kartais būna, kad tiesiog pamirštu išjungti telefoną, atsistoti ir tiesiog, žinai, įkvėpti 2-3 gilesnius būtent oro gurkšnius ir suprasti tiesiog, ką matau aplink save ir tiesiog būti toje vietoje, toje situacijoje, o ne kažką tai tiesiog skubėti dalintis. Jo, tai sakau, tai tu turi kažką išbandyti, kad suprastum ir išvelgtum tam tikrą dalyką savaip. Tai aš sakau, savaitgalį, tarkim, nieko nekėliau, vien dėl to, kad man savaitgalis buvo žiauriai geras ir aš šiaip esu toksai labiau perfekcionistas ir aš nemanau, kad yra nauda, jeigu tu kelsi kažkokią negražią, nenaudingą nuotrauką tą dieną, nes būtinai turi kelti. Tu turi tiesiog suvokti dalykus savaip ir daryti taip, kaip tau patinka. Tai va, YouTube'as, Instagram'as jau būtų 2. Trečias dalykas tai būtų gal Medium platforma. Tai Medium platforma, manau, mes jau minėjome ir anksčiau, bet tai dauguma žmonių ten kelia ir dalinasi savo įrašais, kaip ir Tomas ir aš. Ir tiesiog negaliu pasakyti kažkokio konkretaus dalyko, bet aš turiu užsiprenumeravęs keletą tenais tų kategorijų, kaip lifestyle, business, design. Ir tiesiog kiekvieną dieną praskrolini ir pasižiūriu 2, 3, 4 straipsnius, pasižiūriu, kokie tavo sekami draugai ar žmonės rekomenduoja kažkokius straipsnius. Ir labai, žinokit, tikrai daug naujų dalykų, daug patirties žmonės dalinasi toje platformoje ir tikrai labai smagu yra paskaityti, sužinoti, ypač kai tai trunka 3-4 minutės. Jo, aš dar pridėčiau prie Mediumo būtent, kas tikriausiai tą platformą daro tokia gera, kad tikrai labai yra tvarkinga skaitimo patirtis, kad labai lengva skaityti, nes viskas labai gerai sutvarkyta. Ir esmė, kad žmonės ten nieko negauna. Jie negauna užrašymą, jie neturi jokių reklamų, niekas tavęs netrukdys ir tu tiesiog fokusuosies į kažkokią istoriją, kažkokias pamokas, nes žmonės dalinasi vien dėl to, kadangi jiems tai padėjo ir jie nori, žinai, perleisti būtent tas žinias. Tai, manau, vienas iš tų dalykų, dėl ko aš labai myliu tą platformą. Jo, tai sekantis dalykas būtų podcastai. Tai negaliu sakyti, kad labai senai, bet gal jau prieš metus tai yra, pradėjau klausyti podcastų, tų Lewis Howes, Tim Ferriss, Entrepreneur on Fire. Aišku, ne visus epizodus tikrai nuoširdžiai pasakysiu super klausęs, bet tikrai nemažai epizodų super klausęs ir dabar ne visada, bet stengiuosi bent jau kas antrą dieną bent po vieną epizodą paklausyti. Taip pat dar pridursiu prie YouTube'as pasijungiu ir verslo žinių. Jie turi ten tokius įrašus, kuriuose jie kalbina žmonės, ten irgi ganėtinai įdomiai jie dalinasi patirtimi, išgyvenimais, dar kažkuo, tai pasiklausau tokių va. Čia būtų verslo žinias YouTube'e ar jie turi savo platformą? Jo, verslo žinias YouTube'e, įsivedė ten su Algiu Ramanausku, Andriu Užkalniu, vadinasi Greiti pietus. Įsivedė Greiti pietus ir išmeta labai daug epizodų su aktoriais ir kitais žymiais žmonėmis, tai tikrai labai įdomu paklausyti, ypač dar kai jie ten ir bairių papasakoja, tai taip kažkaip netgi linksmiau dirbti. Na ir penktasis būtent šaltinis mokymosi jūsai. Tai dabar netgi galvojau, ką čia pasakyti, priskirti knygos į penktąjį šaltinį, tai jo, tai ir pasirinkau, kad penktasis šaltinis bus knygos, iš tikrųjų paskaitęs keletą straipsnių apie tai, kiek knygų perskaito visi didieji pasaulio lyderiai, galima sakyti taip, kad jis į 2 savaitės vieną knygą, į mėnesį vieną knygą ir visą kitą, tai pagalvojau, kad tikrai
knygos yra vienas iš mokymosi šaltinių ir buvo nemažai knygų iš tikrųjų, aš jų nesu perskaitęs tikrai labai daug ir man nėra gėda tą pasakyti, bet buvo keletas knygų, kurios tikrai perdavė labai daug naudingos informacijos, mane motyvavo, tai ir pats pamastau, kad per dieną perskaityti 20 puslapių yra tikrai nedaug, tai gali užtrukti, sakykime, kad 20-30 minučių ir tu per dieną gali turime 10 dienų, gali perskaityti 200 puslapių knygą. Tai manau, kad kiekvienas gali pusvalandį skirti per dieną knygai, o knygos yra vienas geriausių mokymosi šaltinių. Jeigu tu gali pažiūrėti serialą 20 minučių, tai tu tikrai gali perskaityti knygą. Taip, Justai, tai kokia paskutinė tavo rekomenduojama knyga? Tai aš dabar buvau iš draugės pasiėmęs knygą Verslas naujai Iljos, dabar ją skaitau, tai aš ją tik įpusiau, bet labai gerų tokių įžvalgų, daug dalykų esu girdėjęs, esu skaitęs, esu žinojęs, bet jeigu tu tik pradedi žengti į tą rinką, tai paskaitykit Iljos Laurs Verslas naujai. Tikrai labai labai gera knyga. Tai visiškai rekomenduoju, labai įdomi istorija iš tikrųjų. Ir Tomai, tavęs noriu paklausti, kodėl naudinga, gal reikėtų sakyti taip, mokytis savarankiškai? Atsakymas yra nenaudinga, neturėtų mokytis savarankiškai, bet tuo pačiu yra, kad taip, tu privalai mokytis savarankiškai, jeigu tikrai nori kažką pasiekti. Tai aš būčiau labiau pusėje linkęs būti tų žmonių, kurie tikrai turi mokytis savarankiškai ir skirti laiko daugiau mokytis savarankiškai, negu kad stengtis įtikti kažkokius tai rėmus, būtent tai būtų ar mokykla, ar tai kolegija, universitetas, ar kažkokia tai programa, nes visos programos yra labai suvienodintos, sugeneralizuotos, kad kuo daugiau skirtingo profilio ir gebėjimų žmonių galėtų pasiekti tam tikrą kažkokį tai rezultatą, kad galima sakyti, visi žmonės pasiektų vidutinį kažkokį tai žinių lygį ir kad jie būtų, galima sakyti, kompetitingi atsakyti vieną ar kitą paprastą klausimą būtent iš tos sferos. Bet jeigu tu tikrai nori tapti pasaulinio lygio ekspertų ar ten ekspertų Lietuvoje ir kitoje šalyje, aš manau, kad vienintelis būdas tai tiesiog skirti kiekvieną dieną kiek įmanoma daugiau laiko mokyti savarankiškai. Ir dažniausiai tu nerasi, kodėl tu turi mokyti savarankiškai, nes tiesiog nėra vieno kažkokio tai kelio. Kiekvienas žmogus yra skirtingas ir tu Justai ir aš turime skirtingus būtent įgūdžius, skirtingas patirtis ir viena knyga įkvėps tave, gal ta knyga man visiškai bus neįdomi. Jeigu tu klausai vieną epizodą ir aš klausau tą patį, gal mes gausime visiškai skirtingą informaciją. Tai manau, kad jeigu tu esi linkęs labiau sekti taisyklės ir tau tikrai gerai sekasi išpildyti kažkokį tai suregztą planą ir sekti žingsnius, tai manau tikrai savarankiškas mokymasis gali būti sudėtingas, nes kaip ir Justas minėjo, kad viename iš epizodų, kad tikrai gali greitai prarasti motyvaciją, kai tu nežinai, ką tu nori daryti ir kai tu negauni kažkokio tai kaip ir rewardo, kažkokio tai atgalinio ryšio iš tos veiklos, kurią tu darai, nes savarankiškas mokymasis tai tiesiog yra savęs atradimas ir savęs gerinimas. Tai jeigu tau sekasi gerai sekti žingsnius ir sekti kažkokias tai prieš tai atliktas užduotis, aš manau, kad savarankiškas mokymasis bus labai labai sudėtingas, nes tau reikės rasti laiko pačiam, tau reikės rasti motivaciją, niekas tau nesakys, kad čia yra teisinga arba čia yra neteisinga. Tu turėsi tiesiog jausti, kad gerai, aš skaitysiu šitą knygą, nes aš manau, kad ji man padės tapti, kuo aš noriu tapti. Tai įterpkite kažkokį žodį, verslininkas, rašytas, dainininkas, aktorius, taip toliau. O jeigu jūs trokštate tikrai pasiekti patį aukščiausią lygį ir būtent rasti savo stipriausias savybės, manau, kad savarankiškas mokymasis tai vienintelis būdas ir dažniausiai bus sudėtinga, bus labai daug klausimų, aš kiekvieną dieną savarankiškai mokausi, būtent dabar jau esu jaunas verslininkas, iš dizainerio patapau jaunų verslininkų ir aš visiškai nieko nesuprantu. Tarkime, kad ir turėjau kažkokias tai paprastas pamokas, jos buvo akademinės, jos buvo labai generalizuotas ir būtent visi verslų pavyzdžiai buvo labai dideli ir ką aš darau, dažniausiai būna
nieko nesusijęs su tuo, ką aš prieš tai mokiausi. Todėl aš turiu labai daug skaityti, klausyti podcastus, kaip ir jūs tas minėjo, turiu sekti žmonės ir dažnai pamatau, kad savarankiškas mokymasis yra kelios pakopos. Tai jeigu tu bandysi peršokti per aukštą pakopą, tu tiesiog nieko nesuprasi, nes yra daug knygų, daug įvairiausių pamastymų arba kažkokių tai būtent citatų, kurios tikrai įkvepia, bet jos tikrai daro visiškai kitokią įtaką man, kai aš atlieku, tarkim, 10 pardavimų, arba aš atlieku 100 pardavimų, arba aš parašau 100 blogo įrašų ir aš pamatau, kokį darbą aš turėjau atlikti, kad tai pasiekčiau. Ir tada aš pamatau vieno iš ekspertų arba vienos knygos kažkokį tai pamastymą arba kažkokią strategiją. Ir tik atlikus tą darbą, būtent tą savarankišką mokymąsi, daug kartų suklydus, aš tuomet galiu suprasti, kas yra būtent toje kitoje pakopoje. Tai manau, jeigu tau sunku rasti motivaciją pačiam dirbti ir tikėti savim, tai savarankiškas mokymasis gali būti tikrai sudėtingas, bet tai vienintelis būdas, manau, tapti pasaulinio lygio ekspertų bet kurioje sferoje. Tai nežinau, jūs tai gal šiek tiek išsiplėčiau, bet ar buvo aišku, kodėl neturėtum savarankiškai mokytis ir kodėl turėtum būtent savarankiškai mokytis? Aš manau, kad mūsų klausytams ir man taip pat viskas buvo ganėtinai aišku. Aš net nemanau, Tomai, kad mums reikėtų daryti kažkokią summary viso šito dalyko, kad pasakyti ir pakartoti dar kartą. Manau, kad mes kalbėdami ir diskutuodami tikrai puikiai pasakėme, kodėl tikrai verta ir naudinga yra savarankiškai mokytis ir nežinau, nebent pabaigai tu turi dar kažką pridurti. Pabaigai tai tik tais pridurčiau, kad ačiū visiems klausantiems, nes jūs dabar savarankiškai mokotės. Jeigu ir ne viskas, ką išgirdote, buvo jums naudinga, jūs tikiuosi kažką išgirdote naujo, išgirdote kažką motyvuojančio ir kaip matau, jūs tai esame apsupti žmonių, kurie tikrai kažko siekia ir savarankiškai mokosi. Tai ačiū tau už pasidalintas idėjas ir eisiu dabar žiūrėsiu verslo žinių skiltį, nes tikrai labai sudomino. Jo, tai naik pasiskaityk ir visi žmonės, visas nuorodas, visus mūsų paminėtus dalykus, tai rasite mūsų epizodo įrašuose, tai nueikite į podcastas.lt, spustelkite ant šio epizodo ir bus epizodo įrašai, ten viską rasite, visus puslapius, tai nereikės googlinti ir ieškoti visko. Ir ačiū visiems, kurie mūsų klausote, pradėkite savarankiškai mokytis ir tikrai manau, kad pasieksite savo tikslu. Ačiū Tomai, kad šiandien buvai su manimi iš Tailando ir mes tikriausiai susikalbėsime neužilgo. Ačiū visiems, iki. Iki.